Sodyba kažkokia tai. Netoli Dusios ežero. Jo, gervės, o greta praskrido. Tikrai ten buvo gervės. Savitarna. O, net įdomu Lietuvoje. Irgi visgi savitarna, galvom tik Vokietijoje. Tuoj mes pažiūrėsim, kas čia yra. Tai. Vaišinkitės, aš čia yra dovanų. Čia yra kasa. Medus 7 eurai. Kilogramas, medus 5 eurai. Rankų darbo muiliukai irgi yra levandų kvapo. Nu, labai malonu pasitikė. Jo. Pasimsiu vieną obuolį, nes vaišinkitės prašė. Dėkui. Jo, čia man reikia pasukti. Verstaminai. 16 km. Nežinau, kaip man važiuoti, bet žinau, kad man sukti reikia čia. Tam, kad aplink Dusę apvažiuotų. Važiuojam. Jo, pagrindinis kelias kairiai suka. Jo, navigacija rodo išsukinėti 100 metrų. Tikiuosi bus asfaltuotas kelias. Jo, puiku, asfaltuotas. Važiuojam. Dar sodyba, bet ši sodyba visai prie ežero. Labą dieną. Kaime žmonės sveikinasi. Mieste jau ne. O gal ir anksčiau mieste nesisveikino, bet kaime iki šiol dar sveikinasi. Mato, kad važiuoja dviračio ranką pakėlė. Sveikinasi. Štai ežeras visai prie pat. Visai arti. Stojam, nestojam, kad nepavargam. Privati valda. Galima sustoti irgi. Paskambini. Ir su kemperiu galima stovėti. Lygiai tas pats kaip ir mes. Neturim nei vandens, nu tualetus ten galima įsipilti. O šiaip galima netgi čia telefoną paskambinai ir viską. O! Esmė, kaip ir susišlapysim. Žeriukas. Štai. Einu prie vandens pasižiūrėsim. Kepurė tai būtų galima susišlapinti, jeigu čia prieisim. Vanduo skaidrus. Gero matosi. Puikiai vieta. Čia Piliakalnis. Važiuosim, pažiūrėsim. Čia galima su nakvynė, čia galima šiaip ir atvažiuoti, labai puikiai vieta. Vokiečiai. Nežinau, gal čia reikia rakyti, gal ne. Taip filmuosim. Labai puikiai vieta.
Labą dieną. Fainas piliakalnis, net nežinojau. Tai žakysiu dviratį ir čia pasivaikščiosiu. Mes apsistoja kažkur kitoj pusėje. Negaliu nepasakyti. Puikiai vieta. Ir žakysiu dviratį ir pasivaikščiosiu. Pamečiau akinius kažkur tai. Važiuoju, čia netoli buvau, man atrodo. Kur buvau prie vandens sustojęs. Ten kažkur būsiu pametęs. Tenka grįžti šiek tiek. Štai grįžau. Akinius pametęs į tą pačią vietą. Štai jie gražuoliai. Kitą kartą nemėtysiu. Arba jos giliau reikia kažkur įkišti. Gerai. Prie Lomčiškės piliakalnio. Kryžius ant kalno. Du automobiliai vokiečių, vokiškais numeriais. Tiltelis į piliakalnį. Lipsim pažiūrėsim. Lipam į piliakalnį, pasižiūrėsim. Prie Lomčiškės piliakalnio su gyvenvietė. Lipam pasižiūrėsim. Sekantį kartą ir čia apsistoti būtų visai neblogai, manyčiau. Kodėl ne? Su šuniuku kažkas vaikšto. Važiavę, lipsim į piliakalnį. Jis ganėtinai patogiai padarytas. Štai kaip. Gaivus vėjelis. Gražios vietos. Važiuosiu aplink ežerą dar. Trečdalį pravažiavau. Čia nedaug kilometrų. 25 gal. Einu link dviračio. Šuniuką pririšo. Paleido jį nuo virvės, tai kai įvarė. Pajautė laisvę. Gervės vaikšto, gero nežinau, nesimatys.
Ai, kokia faina vieta. Sodyba visai prie ežero. Visai ant kranto. Štai privažiavau bažnyčią. Irgi ant Dusios kranto. Nežinau, ar galiu čia užeiti. O norėtųsi. Užeisiu, kodėlgi ne. Pažiūrėjau. Čia tik koplyčia, čia net ne bažnyčia. Čia dviratį. Ir apeisim. Pasižiūrėsim. Čia 3 ežerai matyti. Dusia, Metelys ir Obelija.